Labą dieną mano mylimos, mylimieji. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šitą vidinę informaciją su jumis dalintis, kadangi man pačiai jinai rado viduje tikrai labai svarbią vietą. Tikiuosi, kad mano pačios šitas atradimas ir jum atneš į gyvenimą apčiuopiamos naudos. Ir šitą pasidalinimą noriu pradėti tokiu pareiškimu drąsiu, bet tikrai visų 100% jaučiu viduje, jog tai yra tiesa, todėl kad nėra nieko gyvenime maloniau nei būti savimi. Pabandykit tai savo viduje, kiek pavyksta pajausti, bet jeigu nepavyksta dar išjausti to, tai leisti savo tuo truputėlį patikėti. Ir net jeigu šiai dienai dar nežinote atsakymo, kaip tai jaučiasi, tai pasitikėkit gyvenimo kelione, nes jinai veda visada link to. Tai noriu šitą frazę ir pradėti ir tikiuosi, kad nepamiršiu ją užbaigti šito įrašo. Taigi, kas yra ta mūsų mistiškoji misija? Ir erdvėje tai skamba ir atrodo, tai yra taip svarbu kiekvienam žmogui tai surasti, tai suprasti ir pradėti tuo gyventi, pradėti tame būti, save plėtoti, skleisti, auginti ir kažkuria prasme pasitarnauti ir duoti naudą kitiems. Ir aš pati labai ilgą laiką gyvendama su tuo viduje klausimu, tai kurgi mano ta misija, aš nešiausi tokį vaizdinį, jog misija tai yra kažkas tokio didelio, globalaus, apimančio visą pasaulį ir tai turi netgi tai ateiti pas tave su tokiu dideliu trenksmu, kad užgriūna viskas ir tu pradedi tą misiją gyventi. Tačiau realybė yra truputėlį kitokia. Realybė prasideda nuo tokio mažo grūdelio. Ta mūsų misija netgi jai ir lemta, jai užaugti iki didelio globalaus masto, kas paliečia ir pajudina labai daug žmonių, labai daug sielų, jinai prasideda nuo mažo grūdelio, nuo mažos sėklos. Ir ta sėkla yra niekur kitur, kaip tik mūsų viduje, mūsų širdyje. Tai pagrindinis mūsų uždavinys yra pradėti nuo suvokimo, kad galbūt pradžioje tai ir nebus kažkas tokio grandiozinio, didelio, bet mūsų pareiga yra atpažinti tą sėklą ir ją pradėti auginti ir auginti iki tokio dydžio, kokio jai lemta užaugti. Kartais iš tikrųjų gali pasiekti labai didelius vandenis, kartais galbūt jūsų sielai tų didelių vandenų net ir nereikia. Jūs susikursite savo pasaulį su tokiu mastu, kuris jums patenkins visus jūsų giliausius troškimus, norus, svajonės ir jums nebus būtina kažko tai labai didelio ir globalaus. Tai kiekvieną savo kelionę, kai pradėsite auginti ir pajausite, kiek ir kokio dydžio yra sekantis žingsnis ir kur link jums veda. Ir galbūt nuo ko aš pati pradėjau taip daug smarkiau ieškoti to atsakymo, tai yra tai, kad man visada knietėjo šita vieta, kur buvo sakoma, kad savo laiku išnaršiau ezoterinės medžiagos pakankamai daug, patyrimų, pajautimų, kurie nugulė mano viduje kaip patirtis, kaip žinia, kaip gebėjimai, kaip duotybės šiai dienai. Bet man visada skambėjo šitas momentas, jog mes esame vienis. Mes esame visi iš to paties šaltinio, visi mes esame meilė. Ir mano viduje tai vis tiek visą laiką kirbėjo tas autentiškumo klausimas. Tai jeigu mes esame vienis, jeigu mes esame visi, vadinkime, iš to paties molio, tai vis tik, kodėl mes esame tokie skirtingi?
Kodėl mūsų skirtingi kūnai, kodėl mūsų skirtingas balsas, kodėl mes siekiame skirtingų tikslų, kodėl mes šalia vieno žmogaus jaučiamės vienaip, šalia kito kitaip. Kas yra ta dedamoji? Kas yra tai, kas mus skiria vieną nuo kito? Ir aš po truputėlį ėjau šitą kelionę, ieškodama visų pirma atsakymą savo. Ir šiai dienai man jaučiasi vidumi, jog aš tą atsakymą pati savo radau. Tai va šito paskaitos, šito pasidalinimo metu aš pasidalinsiu ir su jumis tuo savo atradimu ir tikiuosi, jog tai ras ir jūsų viduje tam tikrą vietą. Aš turiu tokį tikėjimą ir tokią vidinę viziją, jog viskas ir vyksta tokiu principu, kad mes esame iš to paties vienio, ar ne, iš vieno didelio kūrėjo, kuris yra begalinis, kuris yra didelė meilė, kuris yra tiesiog pilnas visko nuo iki, ką mes sugebam suvokti, ko mes nesugebam suvokti. Ir tam tikrų metų, tam tikrų momentų kūrėjas apčiuopia savo viduje genialią idėją, viziją. Ir sako, aš norėsiu pamatyti, kaip tai atrodo, kaip tai auga materialioj realybėj. Ir šitą idėjos ir vizijos sėklą jisai numeta į žemę. Numeta į žemę ir tokiu būdu mūsų dvasia užgimusi tenai, mūsų siela užgimusi tenai, jinai patenka į žemę, jinai gimsta. Jai reikalingoje kultūroje, jai reikalingoje giminėje, jai reikalingoje aplinkoje. Auga tarp jai reikalingų žmonių, semėsi visas jai reikalingas patirtis. Ir tokiu būdu ta nuleista į žemę kūrėjo idėja, mintis, vizija, sėkla, jinai pradeda materializuotis. Taip kiekvienas iš mūsų einame šitą kelionę. Būtent tos numestos sėklos, idėjos, kažko labai gražaus, autentiško, ryškaus. Ir mes einame ir tam tikrą gyvenimo etapą mes einame šiek tiek tokie, šiek tiek akli, šiek tiek negirdintys, šiek tiek nesuprantantis, apie ką mes esame. O iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų esame būtent tas toksai, žinokit, jeigu kūrėjas apie tai pagalvoja ir negalėjo atsispirti to pamatyti, kaip tai atrodo materialioje plotmėje, vadinasi, tai yra kažkas tikrai labai nuostabaus ir gražaus. Ir kai mes pradedam savo viduje klausinėti, ateina gyvenime momentas, kai pradedam savęs klausinėti, tai kas aš esu, tai ką aš čia atėjau nuveikti. Tai aš savo viduje radau ir pati praėjau tuos etapus, kai radau tos atsakymus, iš ko susideda mūsų tas vidinio autentiškumo jausmas. Kokie tie gabalėliai vienas po kito, jeigu mes sąmoningai pradedame save rinkti, informaciją apie save, pajautimą apie save, mes galime ir suprasti, kokia bent jau pačioje pradžioje esame ta sėkla. Nors galbūt dar nežinome, kokią augalą užaugsim, bet galime apčiuopti tą sėklą. Tai visų pirma, kas mus kiekvieną tikrai apibrėžia ir pajausti tą tikrai labai aiškiai, kai, tarkime, sakau, esant tarp vieno žmogaus ar šalia vieno žmogaus, tas žmogus jaučiasi vienaip. Būnant, veikiant kažką su kitu žmogum, tas žmogus jaučiasi kitaip. Ir netgi atrodo, žmogus, jam net nebūtina kažko šalia mūsų esant, kažko aktyviai, intensyviai daryti, bet tiesiog lengvam buvime jaučia tas toksai energetinis skirtumas tarp žmonių. Ir mes savyje kiekvienas galim pagauti tą savo tokią kaip gyvybinę energiją. Tai yra tai, kuo užpildytas mūsų kūnas, kai mes esame ramybėje, kai mes esame veiksme, kai mes esame bendravime. Mes kiekvieną akimirką mes galim pajausti tas kunkuliuojantis, verdantis kažkoks gyvybės katiliukas viduje.
Ir jeigu stebėsit pas vieną, tarkime, tai gali būti pakankamai rami energija. Tai yra toksai visur ramus sutelktumas, ramus požiūris į aplinkinę situacijas, be kažkokio tai didelio įsitraukimo, judesio. Kitas apskritai gali būti kaip pastoviai kunkuliuojantis uraganas. Jam visą laiką reikia kažką veikti, kažką daryti, kažkur dalyvauti ir tiesiog kažkur jisai turi dėti tą savo energiją, nes jos trykšta, kiek jas yra daug. Trečias gali būti galbūt per vidurį arba miksas ir to ir to. Galbūt jisai geba pakankamai gražiai tam banguoti, jisai gali būti ir visiška ramybė savo, gali kartais prapliūpti kažkokio tai vulkano. Kitas gali būti galbūt aktyvus, tarkime, kažkokioj mentaliniai proto sferoje, ar ne, tai tarkim kažkoks žmogus mąstytojas, kuris visą savo irgi energiją matom, kad jam yra smalsu kažko domėtis, skaityti, klausyti seminarų, pasakoti, dalinti savo žiniomis. Tai vėlgi kita visa energija. Šalia moters ir šalia vyro, vėlgi pajauskite, kaip skiriasi šitų lyčių energija. Vėlgi moteris moteriai nelygiai, ar ne? Viena gali labai jaustis aktyvi, vyras kitas gali jaustis labai jautrume, pasyvume ir tokiam lengvume, bet kartais galime labai aiškiai pajausti, ką reiškia tas lengvas, žaismingas, plaukiantis moteriškumas ir šalia stipraus vyro galim pajausti, ką reiškia stiprus sutelktumas į tikslą, stiprus įsipareigojimas savo, kitiem aplinkiniams. Tai va tas viduje nešamas energijos pojūtis, pastebėkit, va taip va dabar kalbu ir kiekviena, jeigu turit galimybę, taip va trumpam, o kaip aš didžiąją dienos dalį, nesimuliuojant kažko, nepritraukiant savęs prie kažko, kaip kažkas mane nori matyti, kaip aš jaučiuosi, kokia ta mano vidinė, va ta tokia gyvybinė energija, rami, energinga, aistringa, plaukianti, judanti. Kaip jūs tai vat jaučiate? Vien tiesiog be jokio proto uždėjimo, kaip tai jaučiasi. Dabar kitas tas momentas yra tai, kad galbūt mes ne iš karto galime prisiminti, atpažinti ir pajausti tą savo gyvybinę energiją, todėl kad jinai per gyvenimą dar gali būti tokia kaip ir užspausta tam tikrų likusių kūne emocijų, įsitikinimų ir tarkime, mums atrodo, kad mes esam kažkokie statiški. Mes ten tarkime, galbūt netgi tingus ir pasyvus, bet iš tikrųjų, jeigu mes pažiūrėsime į žmogaus fiziologiją, mes suprasime, kad jam pagal kūną tiesiog yra neduota būti nei tingiam, nei pasyviam, bet vadinasi, jisai vidumi savo nešasi kažkokius įsitikinimus, kažkokius tai stabdžius įsitikinimų, kurie neleidžia jam daryti jo paties užkuriamo veiksmo. Ir priešingai, gali būti, kad žmogus iš prigimties matome, kad labai liaunas, toksai atsipalaidavęs, bet jisai iš vėlgi sociumo ateinančių normų, kad sėkmingas yra žmogus tik tas, kuris yra smarkiai aktyvus, jis yra save pastoviai pušinantis, daryti veiksmo, judesį, lyg tai kažką inicijuoti. Bet jeigu būsite akyli, jūs šalia savęs labai visą laiką pajausite, kur pa žmogų eina jo tikroji energija ir kur jisai bando kažkur save prie kažko pritempti. Taip ir su savimi. Taip ir su savimi pajauskite, kur yra tas kirbėjimas, kur labiau norėtumėt kokie būti. Labai trumpas dalykas, jeigu, tarkim, jaučiate, kad negalite dar taip išjausti iki galo savo tos gyvybinės energijos, tai labai pasitarnauja eteriniai aliejai. Jie tikrai išjudina ir kūną, ir emocinį visą, vėlgi mūsų emocinę sferą, emocinį kūną, padeda paleisti užstrigusios, kaip pasakau, kažkokius tai įsitikinimus, emocijas, traumas, nusistovėjusius šablonus ir taip išlaisvina iš kūno tą mūsų gyvybinę energiją. Ir tada bendroje visumoje mes pradedam jaustis dar kitaip. Taigi, tai va ta, kiek mes gebame šiai dienai patys atpažinti savo pačių autentišką energiją. Kitas momentas yra, tarkime, jau tada per protą, jau antras dalykas, ar ne, kaip galime pažinti save ir dėti tą dėlionę, kas aš esu, ko aš čia atėjau nuveikti.
Antras dalykas, stebėkite, pažinkite savo kūną. Jeigu jūsų kūnas yra labai pasikeitęs nuo jūsų jaunystės dienų, nuo, tarkime, taip, kaip buvo pagal sudėjimą ir struktūrą paauglystės, tai žvelkite tada galbūt į praeitį, ten daugiau tiesos buvo, todėl kad po to mes per gyvenimą vėlgi užsidangstom, ar ne, tam tikrais dalykais. Ir stebėdami va tą savo kūną, tada, kai jis dar buvo arčiausiai savo autentiškos energijos, vėlgi stebėkite, koks tai yra kūnas. Didelis, aukštas, mažas, smulkus, putlesnis, raumeningesnis, rankos ilgos, trumpos, krūtinė didelė, maža, klubai platūs, siauri, kojos ilgos, trumpos, tiesios, O formos, X formos, kaklas ilgas, trumpas, galva didelė, maža. Ir suvokite tą dalyką, kad kiekviena detalė, jinai neša vėlgi informaciją apie jūs. Aš, tarkime, tik tais tiek, kad šiai dienai Lietuvoje dar pasigendu, tarkime, veidoskaitos, tai aš jau matau lektorių, matau tikrai žmonių tą studijuojančių ir tuo besidalinančių šitą informaciją. Ir, tarkime, per veidą irgi labai labai puikiai galite save pažinti, susirinkti informaciją, ką vienas ar kitas bruožas apie jumis sako. Bet vėlgi sakau, jeigu jūsų veidas yra, tarkime, gerokai pasikeitęs nuo tų laikų, kai jautėtės labiau savimi, tai prašykite, kad jums kažkas galbūt tą vertimą ir ištransliavimą padarytų iš tos šiek tiek ankstesnės informacijos, nes tai bus tokia tikslesnė apie tai, ko jūs čia atėjote, apie tai, ką jūs savimi nešate. Tai vat apie veidoskaitą jau erdvėje aš matau, aš girdžiu, tai vyksta tikrai ir toksai gražus, išsamus pasidalinimai, bet ko pasigendu, tai vat jeigu yra veidoskaita, tai pasigendu kūnoskaitos. Kai, tarkime, būtų aptariamas, analizuojamas bendras kūnas, ne tik veido bruožai, bet bendrai kūnas, kadangi kūnas pasako irgi beprotiškai daug. Tarkime, aš pati iš savęs galiu pasakyti, mano pečiai yra pagal moters fiziologiją, pagal standartą jie yra platesni. Jie yra platesni, mano klubai, kaip standartas pagal moterį, ar ne, tarsi, kur pas moterį dažniausiai klubai yra dominuojantis, jie yra siauresni. Tai man pačiai, tarkime, ką tai neša, kokią žinutę, reiškia, kad aš savimi, savo kūnu jau esu suprojektuota taip, kad aš galėčiau panešti didesnį kiekį atsakomybės. Ir aš čia galiu norėti susiaurinti jos kaip noriu, tiesiog man tai yra duota. Ir aš vadinasi, aš galiu savimi atremti didesnį kiekį atsakomybės. Dabar kaip aš savo viduje suvokiu tą atsakomybę, yra kitas dalykas, bet man yra duota tos atsakomybės už save, už savo aplinką, už žmonės, su kuriais bendrauju. Ir taip yra, aš vidumi eidama, aš visur jaučiu atsakomybę, kad mano indėlis yra svarbus. Mano indėlis yra svarbus. Ir tarkim, kitas momentas, tie siauresni klubai, jie man sako apie tai, kad aš neturiu tiek tolerancijos plačios priimti ir savimi suintegruoti bet kokius jausmus, kylančius ir iš manęs pačios, ir iš aplinkos. Ir man siauresni klubai, ką jie man duoda? Jie man duoda labai greitus paaiškinimus apie emocijas, aš ten neužsiliuliuoju, neįsitraukiu, man duoda labai greitus, aiškius atsakymus ir, tarkime, mane aplinkos kažkokia tai įtaka irgi mane tokia labai greitai išveda į išvadas. Aš neužsižaidžiu toje vidinėje terpėje su jausmais, su pajautimais, aš labai greitai gaunu atsakymus, kur link tai veda, ar čia tinkama, netinkama kryptis, ir pas mane viskas vyksta labai vidume, emociniam fone, labai greitai. Reikia, sprendžiam, darom, bet čia nemirkstam, neapkalbam, nešnekam, nedėjuojam, nesigailim, o tiesiog eimam ir darom. Tai čia pasidalinu apie save vien dėl to, kad turėtumėt kaip pavyzdį. Ir pabandykit paieškoti, galbūt jeigu jums bus reikalinga, kad ateitų per tai jums reikalinga informacija apie savo kūną, irgi suprasit, nes tarkime, sakau aš apie save, susirinkdama šitą informaciją, ją išjausdama viduje, aš dar deduosi į vidų to savo savęs pažinimo kraitelės tam tikrus faktus. Aš jos po to eidama tikrinu
ir sakau, aha, tikrai tai pasitvirtina, aha, tikrai tai yra tiesa. O kai kas truputėlį pasikoreguoja, galbūt platesnė kažkokia spalva išvirsta. Taigi, tai va čia buvo antras, jūsų kūnas, jūsų fiziologija ir ne tik kūnas, bet ir veidas, galva ir apskritai kiekviena detalė. Netgi apgamai. Apgamai irgi beprotiškai daug sako, kur, kaip, kokio dydžio, ką jie tam daro, irgi daug informacijos. Bet čia neišsiplėsiu, nes čia yra verta atskiros paskaitos. Taigi, aha. Toliau, trečias labai svarbus dalykas yra ir ką tikrai didžiąja dalimi žmonės, kurie atitrūksta nuo savęs pajautos, ką jie padaro, jie atmeta tėvų dedamąją. Ypatingai tais atvejais, kai galbūt santykiai nebuvo labai gražus, nebuvo labai šilti, harmoningi to, ko mes ilgimės ir ko mes norime iš tėvų. Tai tada jie liktai nukerta ir kažkuria prasme vidumi pasako, tai ne apie mane, aš esu kitoks ir čia pas mane tikrai to nėra ir to nebus. Ir tai yra tas didysis vidinis deficitas, kuris vis tiek mūsų kūniais yra gyvas, bet mes jo tam tikrų momentų pasakome, kad ir apsisprendžiame, kad nematysime. O tai yra labai labai didelis ir informacijos, ir resurso, ir energijos šaltinis. Tad jeigu aš sakau tėvai, tai aš turiu minėti apskritai prieš mus einančių protėvių indėlį į tai, kad mes esame būtent tokie. Tai pažinkite juos, pažinkite savo tėvus, bet pažinkite tai ne tai, kad klausykitės tai, ką jie, tarkim, šiai dienai apie buitį kalba. Tai irgi turi prasmės, bet paklauskite jų gilesnių dalykų. Paklauskite, ką jie galvoja apie savo gyvenimą, kokias jie turėjo svajonės, kokias jie turėjo didesnės vizijas, kaip jie galvoja, kokie talentai pas juos pačius yra ir kas buvo galbūt per gyvenimą realizuota, o kas taip ir liko galbūt užslopinta ir padėta tiesiog kaip nenešantys naudos. Paklauskite, ką tėvai ar seneliai, jeigu dar turite gyvus, ką jie galvoja, kas jų gyvenime pavyko ir dar svarbiau, kas jiems nepavyko, kaip jie galvoja, kas jiems gyvenime nepavyko. Ir va iš šitos informacijos turėkite omeny, kad viskas yra pas jūs tam pačiam kūnui. Niekur jūs toli nuo to nepabėgote ir jūs renkatės, arba tai gali būti jums jūsų ir pažinimo, ir savirealizacijos resursas, kaip dar viena dedamoji, arba tai gali likti jūsų šešėlis, nepažinta dalis, kuri vis kiš koją tam savo gražiausiam išaugimui ir plėtrai. Taip, tada jau ketvirtas bus mano paties gyvenimo istorija, patirtys ir įgūdžiai. Visiškai nėra tokio dalyko, kaip neteisingai, negerai susiklostys jūsų gyvenimą. Jeigu jūs šią akimirką klausotės mano paskaitos tam tikroje kažkokioje gyvenimo stadijoje, būsenoje, būklėje, tai žinokite, kad absoliučiai kiekvieną akimirką jūs turėjot praeiti. Ar tai būtų gražios ir džiaugsmingos patirtis ir sukaupta graži vidinė atmintis, ar tai būtų priešingai kažkas tikrai labai traumuojančio, labai smukdančio, žeminančio, mažinančio. Ir tarp kitko, šitie dalykai, kurie mus traumuoja, žeidžia, skaudina, jie yra dar labiau vertingi. Kad ir kaip vidumi atrodytų sunku tai pripažinti ir norėtųsi tą viduje amputuoti, bet kai ateisite į šitą momentą ir išgirsite, ką aš sakau, tai yra jūsų viena iš sričių, erdvių, kam jūsų visi apskritai talentai gali pasitarnauti. Ir jeigu jūs gyvenime ar nepraėjote etapą, kuris buvo skausmingas, mažinantis, traumuojantis, kažkoks slogus, bet jūs radot sprendimą, kai jūs tame nebesat, kad ir kokį jūs įrankį ar įrankių komplektą ar gausą tenai panaudojat, kad jūs iš to išeitumėt, vadinasi, jūs visą tai jau galite kažkokią formą duoti kitam žmogui,
kuris yra galbūt tose panašiose situacijose, kurios buvo pas jūs gyvenime. Tai net nereiškia, kad kaip patarimo forma, bet jūs jau esate pats savimi, kaip raktas, kaip galimybė, kaip pavyzdys, jog buvus tai, galima jaustis taip. Ir visą tai, ką nugyvenot, užgyvenot, laikykite tai kaip kraitį. Tai yra kaip kraitis, kuriuo galite jau ir savo naudoti tokią kaip trąšą, tokiam gražiam tolimesniam augimui. Ir kitas dalykas, tai gali būti tas kraitis, kurį dalinsite su kitais. Dalinsite su kitais, įkvėpsite, parodysite kelią, parodysite kitas galimybės. Vėlgi, kokia tai forma darysite, mes dar truputėlį vėliau aptarsim. Gal darysite, ar pasirinksite daryti. Taip, tai jūsų patirtis ir įgūdžiai. Netgi, tarkime, jeigu vienas iš pavyzdinių variantų, kuris ateina į mintį dabar, kad, tarkime, galbūt ilgą laiką savo gyvenime dirbote nemėgstamą darbą ir vis svajojate kažkur tai eiti, kažką kito daryti, bet dirbote. Tai turėkite omeny, kad ten, kur dirbote, tą, ką veikėte, tai yra jūsų įgūdis. Tai yra jūsų įgūdis. Ir visai nemenku atveju stebiu žmonės, kurie išeina į visiškai kitą sritį, savęs realizuoti, savęs pateikti ir tai, ką jie buvo ten išmokę toje jiems nepriimtinoje vietoje, jie naudoja savo naujoje sferoje. Vienas kaip pavyzdys, mano irgi artimas bičiulis, jisai savo laiku turėjo programavimo kompaniją, kuri bankrutavo. Ir bankrutavo todėl, kad jisai tai ir jautė, kad yra ne jo veikla. Ir jisai išėjo po to į bioenergetikos mokymus. Ir jisai šitą programavimą jisai puikiai pritaikė savo naujoje srityje. Tai buvo, ta prasme, užkurta ne tik internetinė svetainė, bet visa mokymosi platforma, kaip žmonės atėję galėdavo pasiimti šio informaciją, buvo tobulai to būtent programavimo įrankių sutvarkyta, kad žmogus jautė didelį komfortą ir viena ir kita ir trečia pasimdamas ir gaudamas informaciją. Tai turėkite omeny, netgi kažkokia tai veikla, darbas ar kažkokie naudoti įgūdžiai, jie jums gali puikiausiai pasitarnauti jūsų kažkokioj naujoj gyvenimo krypty. Ir galbūt kartais ir buvote nukreipti į tą nemėgstamą veiklą, kad to išmoktumėt. Taigi, toliau. Ir dabar galbūt tas įrankis, kurį aš pati esu taip apčiuopusi ir pradėjusi įvaldyti, kuris mano vidiniu pajautimu man viduje davė tokį labai aišku pajautimą, ką dabar su visu tuo, ką jau apie save žinau, ką susirinkau apie savo protėvius, apie savo fiziologiją, apie tai, kaip aš viduje jaučiuosi su savo energija. Ką aš galiu padaryti, kokiom formom, tai yra kokiom formom ta mano vidinė energija gali reikštis, skleistis, augti ir duoti maksimalią naudą kažkam kitam. Tai yra astrologija paremtas įrankis, kuriame, kai aš pradėjau studijuoti astrologiją, aš ją pradėjau studijuoti, žinot, ne pagal faktą. Ir aš daugumoje, kai aš mokinuosi per vidinę pajautą. Taip man yra duota, kad aš galiu išjausti informaciją. Ir aš jai uždedu tam tikrą tokį viduje emocinį foną ir, tarkime, kai aš kažką prisimenu kaip lyg tai faktą, aš tai prisimenu ir energiją šito dalyko. Tai aš, kai pradėjau studijuoti astrologiją, aš ir nėriau į ją būtent per tą tokią jausminę patirtį, kaip jaučiasi vieni ir kiti ženklai, kaip jaučiasi planetos, kaip jaučiasi būstai. Ir aš studijavau, kol man vidumi pradėjo ateiti toksai, kad tai yra labai prasminga. Tai yra labai prasminga žinoti ne tik man, bet ir kiekvienam žmogui suprasti, per kokią būtent ten tą energetinę raišką jis gali pasiekti geriausių rezultatų. Tai aš pati ką esu atradusi, kad per astrologiją galim labai aiškiai įsivardinti, man atrodo aiškiai, bet šiai dienai aš
tuo dalindamas aš tikiuosi ir turiu lūkestį, kad aš tą iškultivuosiu tiek produktyviai, aiškiai, kad ir kitam žmogui tai bus aiški, konkreti ir į priekį vedant informacija. Tai aš matau, kad aš galiu perduoti 10 pagrindinių žmogaus talentų. Tai yra tų būdų, kaip jo gyvybinė energija gali, nori ir geba gražiausiai skleistis. Ir nors žmogus šiaip iš esmės jisai reiškiasi savo gyvenime 12 sferų, bet tam tikros sferos pas žmogų būna tokios koncentruotos ir tam tikras sferas žmogaus siela yra sukoncentravusi daugiau savo dėmesio, daugiau savo resurso ir ten pasireiškia didesnis kiekis tų talentų, tų galimybių, kaip jis ten gali save išskleidinėti. Ir tai žinodamas žmogus, jis jau tada gali sąmoningai dairytis per savo gyvenimą, kur ką jisai kuria, kur jisai ką padeda, kur koncentruoja savo dėmesį. Ir žinodama šitą informaciją, jis gali persistruktūruoti, kad vadinasi, čia galbūt man jau yra tas sritis, kuri galbūt tiesiog yra iš išorės įdiegta, kad aš šitą turiu skirti dėmesį, tačiau mano visa sritis yra tenai. Tai va tie 10 talentų ir jie ateina lyg ir per protą, kai aš žinau. Bet kai aš pradedu eiti tai daryti, aš pradedu jausti širdimi, kaip tai skleidžiasi. Kaip tai skleidžiasi mano viduje, kaip aš tame jaučiuosi. Ir kitas dalykas, kaip aplinka į tai rezonuoja. Koks poveikis aplinkoje, kai aš stoju su savo autentiška energija, su savo autentišku savęs pažinimu, kai aš stoju praktikuoti ir skleisti tų talentų, kuriuos aš esu savimi atsinešęs. Taigi, bet kodėl dabar netgi ir žinant visą tai yra pakankamai sudėtinga stoti šitą savo vagą ir jau atrodytų tą žinant, jau belieka tik save skleisti, realizuoti ir mėgautis gyvenimu. Nes, kaip sakau, nėra nieko malonesnio už buvimą savimi. Todėl, kad turime 2 dalykus, kuriuos turime, netgi ir žinodami visą tai, kokią mes šią kraitį savimi nešamės, mes turime savimi įveikti 2 dalykus. Vienas dalykas, kurį aš apčiuopiu vėlgi per tą pačią astrologiją, tai yra tai, kad mes kiekvienas, ateidami šią žemę su savo siela, atsinešame sielos struktūroje tokią žaizdą. Žaizdą, traumą. Nėra taip, kad mes gimstame visiškai sveiki ir čia mus kažkas gyvenime traumuoja. Ne, mes jau ateiname su planu, kad mes tą žaizdą per šitą gyvenimą išsispręsime. Bent jau turėsime ketinimą. Ir ta žaizda, ta trauma, bet kažkada mes galbūt ar vaikystėje, ar santykiuose kažkur ją suaštrinę, mes tada pradedame tai jausti kaip savo pažeidžiamumą. Ir dažnu atveju ta žaizda, aš pateikdama ir talentų sąrašą, jų apibūdinimus, aš pateikiu ir tą žaizdą. Aš ją įgarsinu. Ir žmoguje tas žaizdos išgirdimas ir kad ji tokia yra, jeigu taip ir gyvenimas save skanuos, jinai ir jaučiasi, kad aš toje srityje, toje temoje noriu susigūžti, noriu užsisklęsti, noriu, kad niekas to nepamatytų. Nes man ten nejauku, aš ten nesijaučiu tvirtas, aš ten nesijaučiu stiprus, man ten skauda, man ten kažkas sužeidė ir aš nenoriu, kad ten kažkas krapštytų. Tai šita žaizda jau kai yra įvardinama ir jinai gauna savo sąmoningumo, jau yra, vadinkime, pusė kelio link gydymo. Savo žaizdą jau sąmoningai atpažįstame, tai mes galime nuo to pradėti ją gydyti. Ir kitas dalykas dabar, kuris mus irgi pakankamai smarkiai sumažina, apriboja, tai yra mūsų didysis šešėlis. Didysis šešėlis vadinu todėl, kad
Tai yra mūsų nesuvokta dalis. Nesuvokta dalis, ta, kuri mus stabdo. Ir vidumi tai gali jaustis, kad mes viduje, daugumo žmonių, jeigu paklausti, kiekvienas viduje turi tą jausmą, kad aš čia atėjau padaryti kažko daugiau. Aš čia atėjau su kažkokia, kai kas gali ir ištarė, ir net jau su didesnė misija. Aš čia kažką, tiesiog aš esu kažkaip tai didesnis. Tai tam tikra prasme taip ir yra, ir tarkime, tai mus riboja, tas mūsų didysis šešėlis, nes kai mes pradedam atpažinti tą šešėlį, kuris mus mažina, riboja, spaudžia, ir dažnu atveju jis yra atkeliavęs būtent iš tos aplinkos, kurioje mes augome. Todėl, kad, sakau, mes nebereikalingai pasirenkame tam tikrą šeimą, mes nebereikalingai pasirenkame giminę, kultūrą, aplinkoje, kurioje augame, kurioje mokomės, kurioje dirbame. Todėl, kad tai tobulai mums suformuoja būtent irgi tą šešėlinę pusę, tai yra tą užspaudimą, kurį mes turėtume savo gyvenime atpažinti ir jam pasakyti ne. Nes vidumi tas šešėlio dar neatpažinimas gali ir jaustis toksai, lyg mus kažkas sumažino, mus kažkas užspaudė. Ir jau kai pradedame tai atpažinti ir galbūt sąmoningai pradedame matyti, kur ir kas mus riboja, mes pradedame sakyti tam ne. Mes pradedam aišku, tvirtą ne sakyti, transliuoti. Ir tada, kas įvyksta, viduje įvyksta pojūtis, kad mes atgauname savo energiją. Mumise netgi kūne energija pradeda cirkuliuoti kur kas smarkiau, intensyviau. Ir užplūsta jausmas, kad kai aš pasakau kažkam ne, kai aš jau turiu drąsos, kai aš jau turiu tikėjimo savimi, kai aš kažkam renkuosi išorėje ar galbūt viduje kažkoks ten dar balsas vis sakydavo ne, kuris buvo galbūt nuo vaikystės suintegruotas į vidų, kai mes pasakome ne, tai mes atgauname visą savo energetinį resursą ir mes tampame įgalūs iš tikrųjų padaryti kur kas kitokio masto dalykus. Mūsų nebestabdo baimė, susimažinimas, noras prisitaikyti, noras prisiderinti. Mes tiesiog pradame pulsuoti tikrai visu savimi, šitą autentišką energiją ir noru ją skleisti būtent mums tinkamais būdais. Ir pats pagrindinis momentas šito vietoje, kadangi turime du tokius dalykus, kurie mus sumažina į tą mažą kamoliuką, kur atrodo, mes čia nieko tam gyvenime nevaldom. Ir viskas už mus nuspręsta. Tai pirmas dalykas tai yra ta mūsų žaizda, trauma, ir kitas dalykas tai šešėlis, kuris mus lyg kaip dangtis, kunkuliuojančius uždaro ir mes negalime skleisti gražiausią savo formą. Tai pirmas žingsnis, kurį reikia daryti, tai žinant šitą savo pažeidžiamumą, traumą, reikia į tą traumą ir į tą pažeidžiamumą eiti. Ne nuo jos bėgti, nenorėti užsigožti, susigniaužti, bet eiti į ją, sąmoningai savo sakyti, kad nepaisant to, kad aš jaučiuosi prieš kitus netoks stiprus, pažeidžiamas, jautrus, aš vis tiek tame veiksiu. Ir tame yra didžioji dovana, tai, kad jūs galite per šitą, jeigu jūs leidžiate savo tam gyti, tam žaizdai, tam skausmui, tam galbūt nuvertinimui, tai jūs tampate tobuli mokytojai ir kitiems žmonėms, kurie turi tą pačią žaizdą, tą pačią traumą. Jūs tampate tokiu tiltu, kur galite ir tiesiogiai žmonėm padėti, ir tiesiogiai žmonėm duoti ranką, kad pereitų savo šitą žaizdos ir traumos tiltą. Ir tiesiog būdami savimi, jūs galite įkvėpti, ir kitas žmogus gali prieiti ir paklausti, o ką tu padarai, kad aš tave žiūriu, tu taip savim pasitiki, taip savim švyti, kas čia įvyko pas tave viduje. Tai kai pradedate eiti į savo pažeidžiamumą, į savo traumą, iš tikrųjų tame gimsta stiprybė, kuri duoda ir tos galios
sakyti ne va tam šešėliui, tiem kažkokiem išoriniam struktūrom, kuriom dar tam tikrą laiką paklustote, buvote patikėję, buvote save kažkuo įtikinę, kad yra kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų jūsų širdis žino, trokšta ir geba įkūnyti. Tai todėl iš tikrųjų vien žinojimas nieko nepakeičia. Nieko nepakeičia. Ir kas dar blogiau, kad jeigu kuo daugiau žinosite ir nedarysite žingsnio, viduje tai dar labiau skaudės. Tad jeigu jau žinote ir susirinkote apie save pakankamai daug informacijos ir ypatingai, tarkim, po šitos paskaitos, ar jeigu papulsite pas mane į rankas, aš, tarkime, duosiu jums, čia yra mano pačios, irgi nusibraižytas mano sielos žemėlapis, kaip aš vadinu. Ir aš jame pateikiu, tarp kitko, va čia ir yra ta mūsų didžioji tamsioji pusė šešėlis, kurie slepiasi mūsų didžioji ugnis. Čia yra mūsų žaizda, kurią mes turime iš vienos savo buvusios gyvenimo platformos peržengti, nerdami į tą šešėlį, į traumą, į pažeidžiamumą. Mes tame pradedame kurti savo naują gyvenimo platformą. Naują gyvenimo platformą, naują gyvensenos pajautimą, naują apskritai suvokimą, apie ką mums yra gyvenimas, apie ką mes galime čia apskritai pradėti būti, plėtoti, gausinti. Ir tada mūsų visi šitie talentai, jie va šitoj naujoje kokybėje, jie pakankamai lengvai pradeda skleistis. Aš dariau keletą iš šitų sielos žemėlapių moterim ir viena iš jų ypatingai buvo gražu stebėti, jog tai jau ir yra tas besiskleidžiantis žiedas ir jau savo jėgoje, savo gausoje stovintis, jau suvokime. Ir kartais mes tai tiesiog intuityviai savo vidinės energijos kviečiami, savo vidinio balso kviečiami, mes per tuos ir traumas, ir pažeidžiamus perlipame. Ir šešėlis mūsų šitas pradeda nykti ir ta prasme, mes jį integruojam kaip į didelę savo energiją, resursą. Ir netgi galime mentalų ir protų to nežinoti, kad mums kažką va ten ir ten reikia padaryti. Bet kartais yra priešingas kelias, kad mes pradžioj sužinom ir žinodami dedam tą pirmą žingsnį, tai va einam į savo pažeidžiamumą. Mano pačios pažeidžiamumas yra tai, kad aš didžiąją gyvenimo dalį buvau įsitikinusi, kad aš esu nepakankamas autoritetas. Jog aš dar ir per mažai pasiekiau, ir per mažai turiu, ir per mažai turiu, vadinkime, reikšmės ir svorio, kad aš galėčiau kažkaip tai gyvenime jaustis pilnavertę ir gyvenimo dalyvę, ir kad aš kažkam negi galėčiau irgi būti autoritetu. Todėl aš tai maskavau savo gyvenime per aukštas pozicijas darbuose. Aš maskavau per kažkokius tai materialius dalykus, kurie galbūt irgi kažkam įspūdį padaro. Ir tai lyg tai tokiu būdu, rodydama, aš jau sakau, aš esu pakankama. Nors iš tikrųjų mūsų autoritetas gimsta tik tais iš mūsų pačių žinojimo savo vidinių, būtent ir tų duotybių, ir talentų, ir savo kelionės ėjimo. Mes susigeneruojame tą jausmą, kad aš esu pakankama. Pakankama tuo, kas aš esu, kad tapčiau savo autoritetu ir galbūt kažkam dar kitam. Ir jūs kiekvienas, tarkime, turite irgi šitą užslėptą po žaizda, po pažeidžiamumu. Kiekvienas turite tą užslėptą dovaną, kuri gali atnešti jums visai kitokią pasaulėjautą. Tad tikrai kviečiu nerti į save, pažinti save, bent jau tais irgi išvardintais mano būdais, tuos, kuriuos aš pati
atradau ir atrodo, taip viduje man tikrai vis aiškėjo, duodu jums tai paruoštuką, kas galbūt jums irgi padės patiem irgi greičiau susirinkti savo puzlės dalis, nes aš ir pati noriu, kad aplink mane būtų kuo daugiau žmonių savo autentiško energijoje, kuris skleidžiasi gražiausią formą. Nes dovana yra ir būti pačiam savo šitam autentiškume ir skleidimėsi ir yra begalinė dovana tai stebėti kitame, dalyvauti santykėje su tokiu žmogumi, kuriam nieko nebereikia įrodinėti, o kuris tiesiog irgi nori dalintis savimi su pasauliu. Tai yra tikrai nuostabu ir tokiu būdu aš tikiu, kad mes galbūt nuskambės utopiškai, kad mes kuriame rojų žemėje. Tai aš tuo tikiu. Aš linkiu kiekvienam jūsų surasti savyje, bet tą tokį krislelį rojaus sėklos ir pradėti tai savyje puoselėti, kultivuoti, auginti, žengti per savo baimės, sakyti kažkam tikrai aišku ne ir augti savo gražiausią formą, kuri bus tik tais jūsų. Tai kągi, ir nepamirštu ir užbaigti tuo pačiu sakiniu, kaip ir pradėjau, kad pažinkim save, nes nėra gyvenime absoliučiai nieko, kas jaustųsi maloniau nei buvimas savimi. Tai sėkmės ir sakau iki susimatymų.